Šį laumės akmenį esantį Liškiavos apylinkėse pamatyti nėra lengva. Reikia ne tik žinoti, kuris tiksliai yra, bet ir pakvampoti per ūkininko pievą. Pasakojimai apie šį kadaise įspūdingo dydžio buvusį akmenį sklinda iš lūpų į lūpas. Vietiniai pasakoja kelias laumės akmens sprogdinimo versijas. Viena iš jų šį riedulį gavo ištaškę sovietų kariai. Po kario metais suskaldė melioratoriai. Tada visur skaldė akmenys ir norėjo juos vežti visur, kur statybos ėjo. O čia Viedzimos akmuo, kitaip sakant, laumės. Kiek tolėliau nuo apsamanojusio, kaip spėjama ledynmečiu susiformavusio milžino, guli dar vienas akmuo. Jis stebina ne savo dydžiu. Vietinės apylinkės puikiai žinantis Henrikas Gudavičius praskleidžia samanas ir parodo vos įžiūrimus išraižytus Gedimino stulpus. Kalbama, kad tai apylinkių partizanų darbas. Partizanų buvo labai daug ir jie, kada ateidavo, reiškia, slapta, žinoma, aplankyti savo tėvų, ko susitikti, tai vat galėjo šitokiu būdu, reiškia, ir padaryti, laukdami ko nors, pavyzdžiui. Šarūno būrio partizanai, juos visus sudaužė Micevičių kaime prie link Kapčiamiesčio tenai. Paskui aš apie jį klausinėjau, čia kaimynų reiškia, tai jie lyg tai žinojo tie patys seniausieji ir sakė, kad čia yra Lietuvos partizanų darbas. Užtat jis iki šiol buvo nežinomas. Pervojos miestelio pakraštyje šalia Judraus kelio stūkso dar vienas vienišas akmuo. Jo viršuje pritaisytas geležinis kryžius liudija, jis kažkada buvo svarbus. Buvo, nes dabar apleistas ir regis niekam nereikalingas. Vietiniai žmonės teigia, kad nuo senų laikų jisai čia stovėjęs, o ne specialiai pastatytas, nors nežinia, ar tai yra tiesa. Galbūt tai iš tikrųjų buvo Pervojos dvaro miestelio riboženklis. Galbūt tai yra, kaip rodytų įkalta data 1881 metais, žymintis kažkokį įvykį akmuo. Bet vis dėlto didesnė tikimybė, kad tai nuo senų pagoniškosios Lietuvos laikų šventas bendruomeniai objektas, galbūt netgi ir natūraliai tokiu būdu iškilęs, o net ne žmonių pastatytas, tik ilgainiui sukrikščionintas, iškalant Kristaus monogramą ir rašant įrašą, kad tai yra atminimų skilta. Dar vienas iš įdomių pasakojimų yra, kad tai paminklas žuvusiems vaikeliams. Šį užmirštą akmenį mes išmatuojame. Surinktus duomenis perduodame kultūros paveldą saugantiems specialistams. Akmens kaimo akmuo. Stebuklas tiesiog. Lietuvoje tikrai daugiau tokių dalykų nėra. Ir svarbiausia yra žinoma, tai yra nuotaka, prievarta tekinta už nemylimo žmogaus, kuri vestuvių metu pavirto akmeniu. Apie ją beveik turėtų žinoti visi Lietuvos moksleiviai, jeigu dar prastudijuojame Vinco Krėvės raštą, o matyt studijuojame, aš taip linkęs manyti, nes viena iš jo istorijų, užkeikta merga, kaip tik buvo inspiruota šitos istorijos. Žmonės traukdavę į Akmens kaimo bažnyčią, pastatytą 1759 metais į čia šalia įsikūrusi. Visada sustodavo iki 19 šimtmečio vidurio prie šito akmens ir prašydami įvairių aukščiausiojo malonių, bet aišku, vadovaudamas pagoniškąją tradiciją, aukodavo čia vilną, linus, smulkias monetas ir akmenyje esanti duobelė, duobutė švęstam vandeniui, arba ne tik švęstam ir lietaus vandeniui, dar ir šiandien pilna monetoje tikriausiai verta turint norą kokią monetėlę ten palikti. Senovės lietuvių kultūrai akmenys buvo itin reikšmingi. Visoje šalies teritorijoje tokių kultūrai reikšmingų ir ypatingų akmenų yra tūkstančiai, tačiau ne visi dar žinomi ir saugomi.